Kas čia da suvažiavimas? Eurolyga. Krepšinis prasidėjo. Lietuvai šventė Eurolyga. Ką aš manau? Pagal laimėjimus, pagal pasiekimus, tai tiek Žalgiris, tiek lietuviai pasaulio čempionate. Jau daug metų, kiek 10 ar 15 metų, nieko nelaimė. Prizinių vietų nelaimė. Medalių neparveža. O mes bėgam, mokam pinigus, kad pažiūrėti kažkokias eilinės varžybas su Eurolyga. Ir tikimės mes ko? Mes tikimės pergalių. Taip, mes tikimės pergalių. Bet jau daug metų Žalgiris nieko nelaimė. Deja. Tai štai, mes čia suvažiavom, lyg neturėdami ką veikti. Tauta atvažiavom pažiūrėti krepšinio. Bet ar mums rūpi tas krepšinis, jeigu mes nieko nelaimėm jau daugybę metų? Dėl ko mes einam iš tas krepšinio varžybas, jeigu žiūrėti, leisti savo pinigus, tam pirkti VIP kažkokias tai žiūrovų sales, rėkti, triukšmauti. Ir mūsų nuostabieji krepšininkai, jie nieko jau daug metų, jokių medalių nėra, nieko. Jeigu man kas nors duotų už dyką bilietą, galbūt aš ir nueičiau ten pasižiūrėti iš neturėjimo ką veikti. Bet mes remiam, ar mes per mažai remiam krepšininkus, kad jie mum... Bet nėra pergalių. Deja, pergalių nėra. Deja, pergalių nėra. Štai, kiekvieną savaitę vyksta krepšinio varžybos. Kiekvieną savaitę po 2 varžybas vyksta. Krepšininkai milijonus kraunasi į kišenės. Ir ne tik tai krepšininkai. Vadybininkai, rėmėjai visokie. O pergalių tai nėra. Arba yra ten pavienės kažkokios tai varžybos. Tikslas laimėti kažką tai, patekti į ketvirtfinalį, į superfinalą. Aš noriu, pavyzdžiui, tokios pergalės. Jau daugybę metų to nėra. Klausimas, kodėl mes einam žiūrėti tų krepšininkų? Kažkada mes buvom krepšinio šalis, taip, Kurtinaitis, Sabonis, nešė mums pergalės. Kas dar? Marčiulionis, Einikis. Kas dar? Tegu nepyksta kiti, kieno nepaminėjau. Mes išlošėm pergalę 2003 Eurolygą. Ar 2007, nežinau. Bet pergalių nėra. Pergalių nėra jau senai. Bent pasaulio čempionatą laimėtų. Suvažiuoja žvaigždės iš NBA,
Ir užima 5, 7 vietą, 9 vietą, 8 vietą. Prieš amerikonus laimėjom, kokie mes buvom laimingi, prieš amerikonus laimėjom. O tie amerikonai tokie silpni atvažiavo, ne žvaigždės, silpni atvažiavo. Ir prieš juos dar ten kelios komandos laimėjo. Bet mes pralošėm prieš šį čempionatą šiais metais, pralošėm prieš serbus. Nu, neatsimenu, žodžiu. Mes dėl 3 vietos irgi prakišom prieš latvius, man atrodo. Nu, mėgstu aš ilgus filmukus filmuoti, bet, žodžiu, per tą patį kartojusi. Ar mums verta remti krepšininkus ir kažko tai laukti?